Jūsų dėmesiu susitinka dvi dublerių komandos. Klaipėdos Neptūnas sako servis prieš Vilniaus Ryto. Antrąją komandą Palangos Kuršiuose. Buvo laikas ir Telšiuose, dabar Klaipėdoje čia dėjimas iš viršaus. Ir tuo pačiu pirmieji krepšininko taškai. Babraitis demonstruoja savo klasę. Griebėsi už galvos Andrius Šležas, nesupranta, ką daro jo komandos jaunimas. Savo ruoštų Mikalauskas pažeidžia taisyklės. 2 taškai. Ir dar vienas baudos metimas. Metimas iš toli. Va čia tai gražu. Modestas Babraitis. Komandos bosas irgi yra čia Klaipėdoje. Galbūt dairosi papildymo. Malys Babraitis. 5 sekundės atakai. Babraitis pats iki galo. 2 taškai ir pražanga. Žika. Štai taip. Štai taip. Babraitis. Kamuolys net neliečia lanko. Galiausiai viskas taip sukrenta rytui, kad Modestas Babraitis 9 jo taškas. Kol kas jis yra rezultatyviausias savo komandoje. Vagia kamuolį Narvilas. Krepšys iš viršaus, laisvas pakilimo takas. Marijampolės Sūduvos Mantingos komanda. Krepšys Mikalauskui. 2+1. Kasparų tai pirmieji taškai. Šiol net į krepšį nebuvo metęs nė karto. Anužis visiškai laisvas. Meta Babraitis, į statistiką nesidairo. Ekstra šansas ir susirena 2 taškai. Krepšys nusprendžia niekam neduoti kamuolio. Tiesiog tikras rekordų vakaras. Modestui Babraičiui, Gražanauskas pats iki galo įvertinimų apranga su Macijausko pavardė. Po kiek daugiau nei savaitės iškils ir Jeep arenoje. Bet trigubo dublio nebus. Iki pabaigos Babraitis vagia kamuolį. Ir čia jau palaiko. Modestas Babraitis net ir nepataiko iš po krepšio. 101-85 toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas. Sveikinimai Ryto stovyklai, Ryto dublerius ir galėms. Jie iškovoja antrąją šio sezono pergalę 7bet nacionalinėje krepšinio lygoje.